Kviečiame MAS valdybos jau buvusią pirmininkę Mariją Zaleckytę. Garbė Kristui. Kai Izabelė pristatė, kad bus metiniai pranešimai, aš išgirdau meniniai, tai panašus ir yra pas mane. Bet čia todėl, kad šios paskutinius metus ėjau Moksleivių ateitininkų sąjungos pirmininkės pareigas ir tai buvo tokios pirmos mano 10 metų ateitininkijoje tikrai stipriai organizacinės pareigos. Ir aš supratau, kad tie visi skaičiai, visos ataskaitos man nėra pats artimiausias dalykas ir dėl to aš esu labai labai dėkinga savo komandai, kuri nuostabų darbą darė visus šios metus. Bet kol mes dirbame kartu ir kol aš dalyvavau renginiuose ar kol turėjome tos valdybos posėdžius kas 2 savaitės, tai aš įsigryniau tokią vieną iš esminių minčių, kuri man atrodo svarbi, kalbant apie mūsų organizaciją. Tai aš manau, kad pats svarbiausias dalykas pasaulyje yra meilė. Ir aš manau, kad mums ateitininkams svarbiausias dalykas turėtų būti meilė. Ir ne vien meilė, bet ir paprastumas. Ir galbūt su tokiu nusiteikimu aš ir veikiu mūsų bendruomenėje. Tai mano asmeninis tikėjimo patyrimas, bet Dievas būna arti ne vien tada, kai sunku. Bet dažnai girdime šią frazę, kad jis būtent tuomet yra arčiausiai. Ir galbūt ši frazė padeda tikėjimo kelionės pradžioje, tačiau tikiu, kad vėliau, jau mums užkietėjusiam katalikam, mums svarbu išmokti ir tai, kad jis yra arti ir pačiose paprasčiausiose ir kasdieniškiausiose momentuose, kuriuose kaip tik jaučiame ramybę ar džiaugsmą. Pavyzdžiui, tarkuojant sūrį Baltriškėse, kuomet aplink mane sėdi baso kursų dalyviai, ant viryklės pukši puodas su makaronais, o už lango sniegas ir giedras dangus. Tai čia tikras šio vasario mėnesio nutikimas. Absoliučiai nieko ypatingo, bet Dievas buvo labai arti. Ir mūsų organizacija žavi savo profesionalumu. Tai puikiai išbaigtos renginių programos, tvarkingi atvirukai ir megztiniai, labai gerai teologiškai pasikaustę organizacijos nariai ir taip toliau. Tačiau šį renginių aš prisimenu ne tai. Neneigiu, kad funkcionalumas ir efektyvumas yra pagirtinos savybės, be kurių neišsiverstume, bet vis tiek. Labiausiai galvoje nusėdę prisiminimai yra, kai giedame paukščius ir šalia stovintis žmogus man stipriau suspaudžia ranką arba tyliai atkišamas dubenėlis košės ryte prieš pradedant dar vieną žygio dieną. Nors šios metus buvau pareigose skirtose nuveikti organizacijoje kuo daugiau, į visus žiūrėjau ir toliau žiūriu, ne kaip į efektyviai funkcionuojančios organizacijos, o kaip į savos bendruomenės narius, kaip į žmonės, kurios pamilau pirmą kartą atvažiavus į Berčiūnus prieš beveik lygiai 10 metų, arba tiesiog paprastai, kaip į žmonės, kurios myliu. Su meilė pranyksta ir pasikėlimas, su meilė pranyksta apkalbos, su meilė lengviau prieiti prie kito, o su paprastumu daug lengviau kitam padaryti arbatos puodelį. O tada, kai pamiršime savo vis išlendantį pasikėlimą, kai išmoksime nebeapkalbinėti, su meilė žvelgti į tuos, kuriems esame paskirti nešti gerąją naujieną, kai išmoksime ne vien sausai išpilti dogmas ar skaityti eilinę teologijos knygą, o su meilė priimti tuos, kurių labiausiai nemėgstame, eiti į ten, kur mums nepatogu, su deramu nuolankumu pamokyti dar nežinantį, tada ir būsime tikrieji Dievo mykoliukai, kaip mums yra pavadinęs ateitininkas Antanas Maceina. Amžiną atilsį popiežius Pranciškus mus kvietė būti paprastume ir asmeniškame santykė su Dievu. Dabar ateina nauja bažnyčios era su savomis problemomis, savais sunkumais ir naujų popiežiumi. Ateitininkams būtina nenustoti mylėti. Tas stengiausi daryti renginiuose, kuriuose dalyvavau ir kviečiu nepamiršti šios svarbaus mūsų bendruomenės aspekto, nes tik taip išliksime. Tik taip matau, kad ir toliau sugebėsime būti organizacija, į kurią mūsų karta norės atvesti savo vaikus, kaip kadaise atėjome ir mes. Ir žinoma, noriu padėkoti tiems, kurie mane ne tiek lydėjo, kiek pilnai palaikė visos kadencijos metu. Tai ačiū dizaineriai Teresei, kurio švelnus tikėjimo suvokimas ir grožio pajautimas praturtino visą kadencijos darbą. Ačiū komunikatoriai Rugiliai, kurie drąsiai stojo akistaton su visais iššūkiais ir norisiai ėmė viso reikalingo darbo. Ačiū įžadininkai Julijai, kurie atkakliai rūpinosi moksleiviais ir iš visos valdybos su jais palaikė bene artimiausią ryšį. Ir už tai, kad stebino savo darbštumu bei reikalingiausiais momentais pabūdavo mūsų pavėžėja. Ačiū Baliui, kad rūpinosi visais reikalais, kurių mane išnešė galva ir kad pasitikėdamas Dievu sugebėjo pasirūpinti visais mūsų renginių taip svarbiais materialiniais rūpesčiais. Ačiū Urtei už pasiryžimą žengti į nežinomybę su kopo pirmininkų komitetu, rūpestingą ranką renginiuose ir visokį palaikymą.
Ir ačiū Gvidui, mano vicepirmininkui, kuris buvo tikra dešinioji ranka, su kurio pasitarimo dėl valdybos reikalų skambučiai virsdavo taip reikalingais dvasią atgaivinančiais pokalbiais. Su savais sunkumais, tačiau gera buvo tarnauti savo mylimų žmonių labui šios metus. Ir linkiu po mūsų ateinančiai valdybos kadencijai nepamiršti savo veiksmuose meilės. Tad baigsiu su meilės himno žodžiais. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas.